Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės, esant užrakintams, atėjo Jėzus. Atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kai mane siunta tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvepė juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomų nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vidinio dūrio ir neįdėsiu piršto į vynio vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki, nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir tikėdami vardan jo, turėtumėte gyvenimą. Girdėjote viešpaties žodį. Mistikai paliko mums liudėjimą, kad Jėzaus kūne buvo keletą tūkstančių įvairių žaizdų. O šiandien Jėzus apsireiškia apaštalams ir rodo tik vieną žaizdą. Ir Jėzus neapsireiškia su erškėčių karūnos sužaista galva. Jėzus nerodo savo apaštalams sužaistų pečių, bet rodo jiems savo širdies žaizdą. Ir ne tik rodo, bet vienam iš jų, tam, kurio nebuvo pirmo apreiškimo metu, kuris netikėjo, sako: įdėk ranką į mano perdurtą šoną. Tai reiškia, įeik į mano širdį. Patirk tą meilę, kuri gali įgydyti tavo netikėjimą. Nuo šio įvyko jau perėjo daug laiko ir vis tiek man atrodo, kad kiekvienam iš mūsų ta patirtis yra reikalinga. Neužtenka žinoti, kad Dievas yra, neužtenka žinoti, kad Dievas yra meilė, bet reikia įdėti ranką į jo perdurtą šoną. Kiekvienas iš mūsų turi savo ranką paliesti Jėzaus širdį. Įsitikinti, kad ta širdis plaka man, tau, kiekvienam iš mūsų.
Kiekvienas iš mūsų turi įdėti ranką į Jėzaus perdurtą šoną ir surasti ten savo prieglobstis. Kyla klausimas, kaip tai padaryti. Atsakymą randame Šventosios Faustinos dienoraštyje. Trokštų, kad gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Ta diena yra atvertos mano gailestingumo gelmės. Išlieju visą jūrą malonių sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, kuris siela prieis išpažinties ir komunijos, gaus visišką kalčių ir bausmų atleidimą. Ta diena bus atvertos visos Dievo užtvankos, per kurias teka malonės. Te nebijo prie manęs prisiartinti jokia siela, nors jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus, nei angelo jo nesuvoks. Nebijokime Jėzaus, kuris pereina per uždarytas duris. Jis neateina testi, jis neateina kaltinti. Jis ateina, kaip ir matome paveiksle, kuris buvo nutapytas čia Vilniuje pagal apreiškimus, kuriuos turėjo Šventoji Faustina, ateina palaiminti mus. Palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, Šventosios Faustinos dvasios tėvas, pasakė, kad dešinė ranka tai ne tik laiminimas, palaiminimas, bet irgi išrišimas. Jėzus ateina ir nori išlaisvinti kiekvieną iš mūsų iš didesnės žmogaus nelaimės, iš nuodėmės, iš nuodėmių pasekmių. Spinduliai, kurie išeina iš Jėzaus širdies, tai iš vienos pusės bažnyčios, o iš kitos pusės sakramentų simbolis. Tai reiškia, kad didesnė Jėzaus širdies dovana tai bažnyčia ir sakramentai. Mūsų išganymas pereina per bažnyčią. Mes galime gauti išrišimą, galime gauti tą išlaisvinimą iš nuodėmių tik bažnyčioje. Ir šiandien kiekvienas savo širdyje turi atsakyti į klausimą, kiek aš myliu bažnyčią, kokią vietą mano gyvenime užima sakramentai. Ar dažnai susitinku su Jėzumi klausykloje, ar dažnai priimu jį komunijoje. Ir dar Šventoji Faustina rašė savo dienoraštyje. Pasakyk sieloms, kur ieškoti paguodų. Tai yra gailestingumo tribunole. Ten yra didžiausi stebuklai, kurie kartojasi. Norint patirti šį stebuklą, nereikia atlikti ilgos piligrimystės ar kokių nors išorinių apeigų. Pakanka su tikėjimu ateiti prie mano vietininkų kojų ir išsakyti jam savo skurdą. O Dievo gailestingumo stebuklas pasirodys visą pilnatvę. Nors siela būtų yranti kaip lavonas ir žmogiškai būtų viskas jau prarasta, Dievui taip nėra. Tegul tie Jėzaus žodžiai padrėsintų mus prisiartinti tą ypatingą dieną prie klausyklos, priimti Jėzų komunijoje ir tokiu būdu išeiti iš savo abejonių, netikėjimo, bevilties tamsos.